Sveiki, draugai, mes turim tikslą per 10 dienų aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų. Taisyklės labai paprastas – aplankyti 3 parkus per dieną, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Praeitame epizode aplankėm Fox Wake parką Kairiuose. Na, šiame epizode su jumis sveikinamės iš mašinos, nes mes net nespėjom išlipti, nes sekantis parkas yra visai prie pat, tai mes važiuojam į jį ir dar truputį apie jį papasakosim iki kol nuvažiuosim. Važiuojam. Važiuojam. Išlindus saulė, daug maloniau važiuoti. O teisinis parkas, į kurį mes važiuojam, tai yra Marionetė parkas, įsikūręs Šiauliuose. Čia stovint prie pat geležinės lapės skulptūros, kurią tikrai daug kas žino Lietuvoje jau. Kuo išsiskiria, mano manymu, tai kad jie organizuoja labai didžiulius koncertus. Tai ir sakydamas labai didžiulius, tai turiu omeny, kad jie pasikeičia labai žinomus atlikėjus bent keletą kartų metuose ir surengia tokius grandiozinius koncertus. Tai labai smagu matyti, kad miesto centre esantis parkas tampa ir renginių erdvė. Važiuojam pasižiūrėti, kaip atrodo tas parkas, kiek mačiau turi daug įdomių figūrų, tai pasižiūrėsim, gal šviečiant saulei turėsim jėgų ir kažką ant jų padaryti. Išlindo saulė, vėjas vis dar yra, ko gero girdit, bet bent jau turim saulės. Tai jau yra vienas pliusas. Dabar varom, pažiūrėsim, kaip seksis plaukti Marionetė vandenlenčių parke. Ir čia ne ruduo, čia vasaros vidurys. Sveiki atvykę į Šiaulių vandenlenčių parką Marionetė. Įsikūręs Šiaulių miesto centre. Atrodo labai gražiai. Pažiūrėkim, kaip plaukiasi. Na kaip? Nežinau kodėl, bet man taip skauda viską. Man skauda rankas, skauda nugarą. Gali būti aišku, kad aš jau pati grįšiu, nes nebepajėgsiu, bet šiaip man nedaugiau. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning. Out of the blue, you went and I was left behind. I know you found your peace and find.
Truputį skauda rankas. Tau irgi skauda? Ir tiek, atrodo, yra tų figūrų, ant kurių būtų galima čiuožti. Bet taip nėra jėgų. Used to say that you don't belong, but I never thought you would go. What did I do wrong? Your mother said there's no need to blame ourselves. Out of the blue, you went and left me here alone. With no actions to it, so Nu ką, 23 parkas Dan. Marionetė aplankyta. Pagaliau praplėtėm visus parkus Šiauliuose. Man kas patiko, kad krantas yra prie pat sistemos. Tai man labai lengva filmuoti buvo šitam parke. Man labai buvo lengva filmuoti tave, nes atrodo, tu vos už kelių metrų nuo manęs plaukė. Bet ir šiaip pats parkas įsikūręs miesto centre. Gal sakė ne visai čia centras, bet mieste. Tai, sakė, centre, jeigu eini pasivaikščiot, tai jo, ir geležinės lapės skulptūrų, ir šiaip gražus parkas labai. Aš suprantu, kodėl jie ir renginius daro, nes jie turi erdvės. Čia yra dar ir kitų veiklų, yra daug erdvės aplinkui. Tai aš nebejoju, kad čia koncertus jie kai rengia, tai čia prisirenka labai daug žmonių. Ir pats parkas gaila, tik tai, kad nebelaiko rankas. Na taip, nes man visai patiko figūros, nes jos tokios, kur tinka ir pradedantiesiems, nes tikrai nebaisu išmėginti ir nemažai tų figūrų yra. Jo, jos tokios nebaisiai atrodančios. Šiaip visai smagiai dar atrodo tos pirtelės. Ir aš neatsimenu net, kada paskutinį kartą vandens dviračiu suvažinėjęs. Tai manau, kad kitą kartą, kai užsuksim tikrai ir turėsim daugiau laiko, reikės daugiau išmėginti pramogų. O dabar jau metas keliauti dar į kitą miestą. Šiauliuose viską aplankėm, važiuojam į sekantį miestą, į sekantį parką. Ačiū visiems, kad žiūrit, prenumeruokit kanalą, rytoj išeis naujas video, o mes važiuojam jį nufilmuoti. Iki. Iki.